Egipte yra apie 24 garsūs kurortai. Žmonės čia atvyksta šeimos atostogų, vakarėlių, maudytis bei skaniai pavalgyti. Šiandien mes keliaujame į Marsa Alamą. Tai geriausia vieta šalyje nardymui su vamzdeliu. Šis nedidelis kurortas įsikūręs vakarinėme Raudonosios jūros krante, vadinamas Egipto Maldyvais. Čia yra neįtikėtina koralų, žuvų ir kitų povandeninių būtybių gausa. Tarp jų galima pamatyti žaliųjų vėžlių. Šie milžinai gyvena maždaug 80 metų, sveria iki 200 kg ir yra ilgesni nei 1 metras. Daugiausiai laiko jie praleidžia sekliuose vandenyse prie kranto, plaukdami 2 ar 3 km per valandą greičiu. Koraliniai rifai yra jų mėgstamiausia aplinka. Jie ne tik aprūpina vėžlius maistu, bet ir saugo nuo blogo oro. Štai suaugęs vėžlys. Tai galima pasakyti ne tik iš jo dydžio. Šie jūros gyvūnai pirmaisiais gyvenimo metais minta medūzomis, kempinėmis ir žuvimis, tačiau augdami pereina prie augalinio maisto. Jūržolių plotai prie Marsa Alamo krantų, Marsa Mubarako įlankoje yra puikia vieta pavalgyti.
Vėžlius dažnai lydi prielipos. Jos prisisiurbia prie vėžlio pilvinio skydo, plastrono, naudodamos savo siurbtuką. Tai vėžliui visiškai netrukdo. Netgi atvirkščiai. Prielipos yra gana naudingos. Jos valo parazitus ir pašalina žvynus. Kai vėžlys leidžiasi į dugną maitintis, žuvys greitai persikelia ant jo kiauto viršaus. Pažvelkite į koralų grožį. Tai tikri povandeniniai sodai, spalvingi ir pilni gyvybės. Egiptas labai rūpinasi savo gamtos paveldu. Čia ne tik draudžiama laužyti povandeninius koralus, bet negalima net namo pasiimti bangų į krantą išmestų jų dalių. O dabar matome priešais mus plaukiantį mėlyndėmį Rają. Ji puikiai užsimaskavusi šviesiame smėlyje, nors mėlynos dėmelės ją išduoda. Bet net jei ją pastebi plėšrūnai, Raja gali uodegą suduoti priešui galingus smūgius, kuri turi aštrų dantytą dyglį gale. Rykliai ir žmonės turėtų laikytis atokiau. Raja minta moliuskais, žuvimis ir kirmėlėmis ir atrodo, kad ji kaip tik dabar ieško grobio. Marsa Alamo vandenys – tai unikali ekosistema, kurioje gausu koralų ir žuvų rūšių. Daugelis jų turi ne tik įspūdingą išvaizdą, bet ir įsimintinus pavadinimus – papūgžuvės, klaunžuvės, ilgadyglės dygliagalvės ir net arabiškosios chirurgžuvės. Tarp jų nesunku pastebėti ryškiai geltoną dryžuotą žuvį su plačiu antakiu. Tai įstrižoji peteliškė arba raudonosios jūros meškėninė peteliškė, kuri daugiau niekur pasaulyje neaptinkama. O jos giminaitė be dryžių, kuri taip pat ryškiai geltona, yra kaukėtoji peteliškė. Dėmės aplink jos akis iš tiesų primena kaukę.
Laikas kilti į paviršių. Paplūdimys prie Terei Corners Fairos Plaza Beach Resort 5 viešbučio beveik ištuštėjęs. Vakaras tyliai artėja. Ir dangus apsiniaukia. Tačiau pažinti su povandeniniu pasauliu buvo tikrai nepamirštamas nuotykis.